Vilnietis Valdas veidą barzda puošia nuo ankstyvos paauglystės. Valdas juokauja, kad šiandien nusiskusti barzdą jam reikštų tą patį, kaip nusiskusti antakį. Be barzdos jis jaustųsi nuogas. Dabar Valdas puoselėja ne tik savo barzdą, bet ir prieš gerą pusmetį įkurtą barzdų klubą. Būrys barzdotų vyrų netikėtai susitiko viename mados renginyje. Ten ir gimė mintis vienyti visas Lietuvos barzdas ir drauge nuveikti ką nors įdomaus, linksmo ir naudingo. Tame yra daug šypsenos, iš tikrųjų tame yra labai daug to laisvos valios, nėra nieko čia priverstinai kažko, režimo kažkokio ar panašiai, o visa tai daroma su šypsena ir tai yra mūsų klubo variklis. Pradžia prasidėjo nuo to, kad merginos Traibų ieškojo vaikinų, barzdotų vaikinų savo kolekcijai pristatyti per mados infekciją. Ir pakvietė visiškai realiai atsitiktinų žmonės, 20 berods barzdų. Ir mes labai keistai jautėmės, nes surinko vaikinai, čia aukštais žandikauliais gražus aukštai vaikinai. O mūsų tokia bendruomenė didžiulė, visi barzdoti, tai mes besidėdami, bedumodami ir galvojam, galbūt reikėtų mums susiburti tolimesniam bendravimui, šiaip kažkokią bendrą veiklą vystyti kartu. Tai po to iškart sukūrėm tą patį Facebooką, sukūrėm barzdų klubo puslapį, jau sukūrėm puslapį, tai buvo jisai tik su pakvietimais, kad nebūtų jokio kitokio plauko žmonių, tik tais barzdos. Barzdos vyrų reikalas. Į barzdų klubą moterys galėtų patekti tik vienu atveju, jei jų veidą taip pat puoštų tikra barzda. Gal labiausiai mane nustebino moteris barzdotos. Ten visos tos istorijos daugmaž yra apie tą patį, kad vyras, ego, jėga, galia. Bet kai moteris augina barzdą, tai yra kažkas keisto, įdomaus ir gyvai aš nesu matęs. Nors vyrai neslepia, norėtų susipažinti su barzdota dama, bet kol kas klube vien vyrai. Tiesa, moterų vyrai nepamiršta. Joms skiriama nemažai dėmesio barzdočių pasisėdėjimuose. Vakarai susibėgę barzdočių būriai gali valandas diskutuoti apie barzdų istoriją, mados tendencijas, barzdų auginimo ypatumus. Dažniausiai tai diskutuojam ir kalbam apie, sakykime, barzdų kažkokias temas, tai yra istorija, kodėl, sakykime, ar merginoms šiuo metu ar nepatinka, kas suformavo tą nuomonę, iš kur neatsirado, galų gale pačią tą istoriją. Daug yra iš tikrųjų turinio. Tame mūsų barzdų klube yra labai daug turinio. Šiaip ateini, pasižiūri į kitų barzdas, iš tikrųjų mūsų susitikimuose yra labai daug tokios diskusijos, planavimo, kažkokių idėjų, žodžiu, barzdojimo. Tas barzdų klubas kažkiek ir masina gal moteris, gal jos atsibodo tie stereotipai, kad, tarkim, gražus vyras yra ten suskutęs, kaip iš Žilet reklamos, kad čia negali būti jokių plaukų ant veido. Daugelis Vilniaus gatvėse kalbintų moterų barzdų nepuolė liaupsinti. Ir jaunos, ir vyresnio amžiaus vilnietės norėtų šalia savęs matyti švariai nusiskutusį vyrą. Liberalesnės pirmenybę teiktų kelių dienų trumpai barzdeliai, o ne vešliai apaugusiam vyrų smakrui. Barzdų klubo nariai dėl tokio požiūrio nesijaudina. Daugelis jų jau turi draugės ar žmonas, be to yra paruošę kone 10 argumentų, kodėl barzdotam būti kur kas geriau nei apsiskutusiam. Skonio reikalas man asmeniškai. Nelabai. Gražus visai. Kaip didelė barzda ar mažytė barzda? Mažesnė. Ko gero ne. Nepaisant to, ar trumpa ar ilga? Na, nebent išimtiniais atvejais, turbūt išimtiniai. Tikrai ne. Galbūt aš senos kartos žmogus, bet man nepriimtina. Mes padarėm dar ir kartu dar tokį bendrą tyrimą, kad dauguma tų barzdotų vyrų jau turi pastovę partnerę, merginą, draugę, žmoną, kai kurie netgi draugą, čia tikrai yra ir tokių žmonių, ir jie yra pastovesni. Tai yra šiek tiek susiformavusi asmenybė. Barzda ir dar yra vienas iš tų privalumų, yra, kad žmogus yra šiek tiek jau pastovesnis, konkretesnis, nelovelasas, bet kartu ir toksai, kaip ir vyras, tikras tas vyras. Kaip moteris gali formuoti savo veido linijas makiažu
vyrai gali formuoti barzdą, gali, tarkim, jeigu tavo veidas yra per daug apvalus, tu gali, tarkim, užsiauginti barzdą ilgą ir atrodys ilgesnis veidas, tai jeigu tu ten, ta pati vadinama ožio barzdelė, jeigu tu užsiauginsi irgi veidas automatiškai atrodo truputėlį ilgesnis. Nu, prasme, vyras turi įrankį formuoti savo veido bruožus, savo charakterį. Ateina žiema, tikrai šilčiau veidui. Antras dalykas, tai vat, visi šitie, sakykime, mūsų bendrystė, nu, ta prasme, vat, susitinki žmogų, iš karto gali apie kažką kalbėti, tada kokie čia dar. Sakykime, ta barzda yra kaip hobis. Va čia yra kaip privalumas žmogui, kuris neturi kažkokios labai konkrečios veiklos hobio. Tai yra kaip prižiūrėti bonzo, sakykime, medelį, karpyti. Tai yra tikrai daug laiko reikalaujantis veidas, sakykime, tas atributas. Vienas kitą broliais barzdomis vadinančių klubo narių jau keli šimtai. Į klubą stoja įvairiausių profesijų, įvairaus amžiaus ir stiliaus vyrai. Dar vienas brolių barzdų tikslas – paskatinti norinčius, bet nedrįstančius to padaryti vyrus, atlaikyti visuomenės spaudimą ir išlaisvinti tikrąjį vyriškumą. Vyrai įsitikinę, prižiūrėta, išpuoselėta barzda, madinga ir labai gražu. Jeigu klubą suvoktumėm ne kaip kažkokį objektą, o kaip žmonės, tai aš galiu pasakyti, kad jie tapo mano gyvenimo dalim, nes yra žmonių, su kuriais gali pasišnekėti ir ne tik apie barzdas. Ir jie turi bent jau vieną bendrą patyrimą, tai yra barzda. Barzdų klube netrūksta ir žymių visuomenės veikėjų – dizainerių, dainininkų, muzikantų, stilistų. Gero ūpo nestokojantis vyrai prieš pat didžiąsias žiemos šventes visuomenę pasveikino nuotaikingų muzikinių video sveikinimu. Mes pakilsim į orą, mes pakilsim į orą, mes pakilsim į orą su barzda. Vyrai atskleidė, kad jau ruošia staigmeną ir artėjančiai Valentino dienai. Viena idėjų – Lietuvos moteris nudžiuginti labai vyrišku ir labai barzdotu kalendoriumi.